Labas vakaras, buonasera, good evening. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Jūsų ekscelencija Italijos parlamento deputatų rūmų kultūros, mokslo ir švietimo komisijos pirmininkė ponė Federico Molicone. Jūsų ekscelencija Italijos ambasadorių Lietuvoje Emanuele de Megre. Jūsų ekscelencija Lietuvos ambasadorė Italijoje Dalia Kryvienė. Didžiai gerbiamas kultūros asociacijos Metamorfosi Eventi Italija prezidentė Pietro Folena. Ekscelencijos ambasadoriai, Seimo vyriausybės nariai. Didžiai gerbiama profesorė Irena Vaišvilaitė. Gerbiami parodos kuratoriai, daktarė Vydai Dolinskai, Daiva Mitrulevičiūtė, mėly muziejų, kitų atminties institucijų vadovai bei atstovai, Valdovų rūmų muziejaus bičiuliai, rėmėjai, mielosios ponios, garbūs ponai. Šiandien įspūdinga šventė. Šventė, kuri įneša šviesos blyksnį į mūsų kasdienybę ir leidžia gėrėtis pirmą kartą Lietuvoje pristatoma unikalia iškilaus dailininko Karavadžo kūryba. Parodos atidarymo vakarą pradėjo ir 17 amžiaus muzikos garsais baroko epochos aurą sukurti padėjo žymusis klavesino virtuozas Vilimas Norkūnas ir sopranas Rūta Voks, barokinės muzikos dainininkė, įvairių muzikinių projektų autorė, pedagogė daktarė Rūta Vosyliūtė. Girdėjome ankstyvojo baroko austrų ir italų kompozitoriaus Giovanni Girolamo Kabsbergerio Villanella Sinta di Rose ir italų kompozitoriaus Alessandro Grandi sakralinę ariją In Lectolo Meo. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame atlikėjams. Ši iškilmė skirta parodoje pristatomai unikaliai baroko vertybei tikrai būtų patikusi šviesaus atminimo Lietuvos muziejininkystės patriarchui, Europos kultūros paveldo specialistui ir ekspertui, Valdovų rūmų muziejaus krikštatėviui Romualdui Budriui, vos prieš keletą dienų iškeliavusiem į viešpaties namus. Pagerbkime iškilaus muziejininko Romualdo Budrio atminimą tylos minute. Dėkoju visiems. Žmogaus gyvenimo trapumas, laikinumas, mirties visagalybė, atgaila, Dievo ieškojimas ir dialogas su Dievu. Tai vyraujantis baroko kūrybos motyvai. Tuo galėsime šiandien įsitikinti, žvelgdami į parodoje pristatomą italų dailininko Karavadžo paveikslą Marija Magdalietė ekstazėje. Nepaprastą kūrinį įkūnijanti dvasinės transcendencijos akimirką. Be galo malonu, kad ši drobė laikyta dingusią ir vėl atrasta džiugina meno mylėtojus, tęsdama savo kelionę per pasaulį. Nepaslaptis, kad į Vilnių ši drobė atkeliavo iš parodos tolimojoje Indijoje. Paveikslo pristatymai skirtingose šalyse ir skirtingose kontinentuose suteikia meno entuziastams retą galimybę gyvai pasigrožėti Karavadžo šedevru ir pajusti tą įstabų šviesos blyksnį įkūnytą genijaus drobėje. Už šią unikalią galimybę esame dėkingi glaudiems Lietuvos ir Italijos ryšiams. Ši paroda tai Italijos ambasados, Italijos kultūros instituto Vilniuje, kultūros asociacijos Metamorfosi Eventi ir 2 Lietuvos nacionalinių muziejų, Valdovų rūmų ir Nacionalinio dailės muziejaus bendradarbiavimo rezultatas. Tai pirmas kartas Lietuvos muziejininkystės istorijoje, kai 2 nacionaliniai muziejai kartu rengia vieno šedevro parodą.
Manau, kad tikrai retas atvejis. Bet tuo būdu sudaromos galimybės lankytojams skirtingose erdvėse pamatyti šį kūrinį ir ilgėliau juo gėrėtis. Džiaugiamės, kad šiandien į parodos atidarymą atvyko Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, tad maloniai kviečiame tarti sveikinimo žodį. Prašau. Gerbiamas Italijos parlamento deputatų rūmų kultūros, mokslo ir švietimo komisijos pirmininkė, Jūsų ekscelencijos ambasadoriai, mėly svečiai. Leiskite pirmiausiai pasveikinti mūsų svečius iš Italijos su vakarykšte, labai svarbia diena, jūsų šalies nepriklausomybės diena. Ir tikrai džiaugiamės galėtume ją pažymėti drauge. Ir tas pažymėjimas nuo vakar persikėlė šiandien. Ir dar didesnė man garbė, kad mes šitą dieną galime pažymėti per kultūrą ir meną. Tai, manau, labai labai svarbu. Šiandien susirinkome iš tiesų atidaryti išskirtinę parodą, kuri į Lietuvą atneša vieno ryškiausių baroko genijų Karavadžo kūrybą. Ši paroda ypatinga ir tuo, kad tai pirmasis kartas, kai Lietuvoje galime tiesiogiai susipažinti su šio genijaus kūryba. Leiskite nuoširdžiai pasveikinti ir padėkoti mūsų garbiems svečiams iš Italijos. Ir ypatingai tikrai noriu išreikšti padėką Lietuvos ambasadoriai Italijoje Daliai Kreivieniai, nes tikrai buvo prisidėta nemažai energijos ir darbo, kad šiandien mes išvystume šitą kūrinį čia Lietuvoje. Taip pat ypatingą padėką skiriu Italijos ambasadoriui čia Lietuvoje, nes jūsų pastangos ir asmeninis indėlis leido šiam išskirtiniam kūriniui atkeliauti į valdovų rūmus ir tapti prieinamų Lietuvos visuomeniai. Kiekvienas iš mūsų galim susipažinti ir pamatyti. Taip pat nuoširdžiai dėkoju valdovų rūmų komandai, nes tikrai tikiu, kad buvo nelengvas iššūkis ne tik susidėrėti, kad būtų šiandien ypatinga šita atidarymo diena, bet visi suprantame, kad toks iškilus kūrinys reikalauja daug atsidavimo ir energijos. Taigi, jūsų profesionalumas organizuojant visą šitą galimybę mums pamatyti tokį kūrinį tikrai vertas didelės pagarbos ir padėkų. Ir ši paroda, tik galiu tvirtai pasakyti, ne tik reikšmingas kultūrinis įvykis, bet ir ryškus kultūrinės diplomatijos pavyzdys, stiprinantis Lietuvos ir Italijos ryšius paremtus bendromis Europos vertybėmis ir pagarba meno paveldui. Tegul šis Karavadžo kūrinys įkvėpia mūsų dialogui, pažinimui ir dar gilesniam kultūrų tarpusavio supratimui. Ačiū ir tikrai gražaus pabuvimo čionais ir pasimėgavimo šito kūriniu. Širdingai dėkui gerbiamai premjeriai už sveikinimo žodžius. O mes visi kartu tikrai siunčiame gražiausius linkėjimus Italijos atstovams, sveikindami juos su Birželio 2 Italijos nepriklausomybės diena, kuri buvo minėta vakar. Ir sveikinimo žodžiui maloniai kviečiame Italijos parlamento, deputatų rūmų, kultūros, mokslo ir švietimo komisijos pirmininką poną Federico Molliconį, kuris reikšmingai prisidėjo, kad šis paveikslas atkeliautų į Lietuvą į valdovų rūmus. Prašau. Man didelė garbė šį vakar perduoti Italijos parlamento sveikinimus šios svarbios parodos atidarymo proga. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti visas šiandien čia dalyvaujančias Lietuvos institucijas. Mano sveikinimai skirti ambasadoriui
ministrė pirmininkė Ingai Ruginieniai, taip pat sveikinu apaštalinį nuncijų Georgą Gensvainą, jo ekscelenciją ambasadorių Emanuelę de Maigret, kuriam ypatingai dėkoju už šitą nenuilstamą darbą. Taip pat dėkoju Vydui Dolinskui, valdovų rūmų direktoriui, ir taip pat prezidentui Folenai, vadovaujančiam Metamorfozė asociacijai, kuris kuravo šią iniciatyvą. Šią parodą mes ne tik švenčiame pirmąjį oficialų Karavadžo kūrinio eksponavimą Lietuvoje, bet ir stipriname istorinius bei kultūrinius saitus, kurių vertė yra išskirtinė. Kūrinio autorystės priskirimo istorija siekia tolimus laikus. Marijos Magdalietės ekstazė paminėta jau 1672 metų istoriko Giovanni Pietro Bellori raštuose, praėjus vos keliam dešimtmečiams po Karavadžo mirties. Nuo tada šis šedevras ir jo istorija kolekcijose buvo nuodugniai tyrinėjamas įvairiais etapais sudėtingose kontekstuose. Iš visų tyrimų išsiskiria vis dėlto Minos Gregori, iškilios Roberto Longi mokinės analizė. Štai jos žodžiai: kūno atspalvių įvairovė, veido išraiškos intensyvumas, tvirti riešai, blyškus rankų tonai, perteikia įspūdingomis spalvos ir šviesos variacijomis, šešėliui dengiant pusę pirštų, tai patys įdomiausi ir įtaigiausi paveikslo aspektai. Tai tikrai Karavadžo. Šios parodos atidarymu Vilniuje Marijos Magdalietės ekstazės kelionė dar labiau praturtinama kritinėmis ir filologinėmis įžvalgomis, nužymiamas naujas reikšmingas šio kūrinio pažinimo bei sklaidos etapas. Tai iniciatyva puikiai praturtinanti klestinčius mūsų šalių kultūrinius ryšius. Italijos ir Lietuvos kultūros metų kontekste man teko garbė Nacionalinėje Šventosios Cecilijos akademijoje vykusio koncerto metu įteikti deputatų rūmų medalius lietuvių sopranui Asmik Grigorian ir ambasadoriai Daliai Kreivieniai, įvertinant jų nuolatinį indėlį, stiprinant mūsų šalių kultūrinį bendradarbiavimą. Šį institucinį įsipareigojimą dar kartą patvirtino oficialios misijos Vilniuje ir Kaune metu, taip pat Lietuvos paviljono Venecijos meno bienalėje atidaryme. Taip pat solidarizuodamasis prieš Rusijos paviljono atidarymą. Italijos parlamento dalyvavimas šiuose renginiuose kartu su reikšminga Karavadžo paroda Vilniuje dar sykį patvirtina akivaizdų dalyką. Kultūrinė diplomatija yra galingas ir veiksmingas geopolitinis įrankis. Mes stovime kartu su jumis kovodami prieš Rusijos hibridinio karo apraiškas ir dezinformaciją nukreiptą prieš Baltijos valstybės ir lygiai taip pat esame solidarūs su Ukraina, patiriančia agresiją jau 4 metus. Šiandien Karavadžo šviesa ir šešėliai peržengia laiko ir erdvės ribas, primindami mums, kas mes esame. Marijos Magdalietės ekstazė nėra vien tik grožėjimuisi skirtas lobis, tai kartu ir simbolis, giliai įsišaknijusios ir bendros europinės tapatybės simbolis, jungiantis Romą ir Vilnių, vienijantis mūsų bendruomenės bendrame kelyje, grindžiamame laisvę, demokratiją ir mūsų sienų gynybą. Baigdamas, turiu iš tiesų pasakyti, kad man tikrai yra didelė garbė įteikti premjerei Ruginieniai deputatų rūmų medalį kaip gilios draugystės simbolį ir kultūrinių Lietuvos Italijoje metų iššūkį. Ringrazio vivamente per le parole piene di senso e tanto necessarie, per la solidarietà e per la
per il fatto di sostenere la nostra posizione in Italia e per il fatto di essere insieme. E invito per pronunciare una parola di saluto l'iniziatore, promotore di questa mostra, l'amico del Museo del Palazzo dei Granduchi, amante dell'arte, Sua Eccellenza l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Italiana in Lituania, Emanuele De Maigret. Pone ministrė pirmininkė, ačiū, kad pagerbėte savo dalyvavimu šitą parodos atidarymą. Iš tiesų labai malonu Jūs matyti. Pirmininkė Molikonė, dėkoju už Jūsų svarbią misiją Lietuvoje. Apaštalinė nuncijau, diplomatai, Seimo nariai, vyriausybės atstovai, ambasadorė Kreivienė, direktorių Dolinskai, jau komanda Daiva Matriaulevičiūtė, profesorė Vaišvilaitė. Man didelė garbė šiandien būti čia šios svarbios parodos atidaryme, kurioje pristatomas italų baroko genijaus Karavadžio šedevras. Asmeniškai jaučiuosi dar labiau sujaudintas, nes gimiau ir užaugau Romoje tarp Karavadžio šedevrų. Tai iš tiesų istorinis įvykis, o ministrės pirmininkas dalyvavimas yra aiškus jo svarbos įrodymas. Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamas Karavadžio kūrinys. Tai vienas iš daugelio renginių skirtų paminėti mūsų abiejų šalių diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metines. Taip pat Lietuvos kultūros metus Italijoje, prisidedantis įgyvendinant pernai abiejų šalių užsienio reikalų viceministrų pasirašytą dvišalio kultūrinio bendradarbiavimo protokolą. Ši paroda glaudaus bendradarbiavimo tarp Italijos ambasados ir Italijos kultūros instituto, taip pat dviejų svarbių Lietuvos kultūros institucijų, Valdovų rūmų muziejaus ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus bei asociacijos Metamorfozė Venti vaisius. Ypatingai norėčiau padėkoti pirmininkui Molikonė, šio sumanimo įkvėpėjui, ir savo kolegiai bei draugiai, ambasadoriai Daliai Kreivienei, su kuria puikiai bendradarbiaujame, siekdami bendro tikslo stiprinti abiejų tautų santykius. Reiškiu nuoširdžią padėką direktoriui Dolinskui, Daivai Mitrulevičiūtei ir visai jų komandai už išskirtinį bendradarbiavimą, ne tik šią progą, bet ir per visus šiuos metus. Vakar čia, šiame įspūdingame rūmų Metamorfozė yra vienas iš didžiausių, svarbiausių institucijų, kuri organizuoja jau daugybę metų renginius ir parodas visame pasaulyje, taigi sveikinu jo prezidentą. Jis yra čia su mumis ir su juo mes dar bendradarbiausime. Ir nenoriu išduoti daugiau paslapčių, bet mes turime dar daug sumanimų. Vakar čia, kaip minėjo ir premjerė, mes minėjome 80-asias Italijos Respublikos metinės šitame įspūdingame rūmų kieme ir tai jau antras toks kartas nuo 2024 metų. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną sėkmingo mūsų bendradarbiavimo pavyzdį, būtent bendradarbiavant kartu su apaštaliniu nuncijumi ir jam dėkoju už tą bendradarbiavimą bei Lietuvos bažnyčios vadovams, nes minėdami Švento Pranciškaus Asyžiečio 80-asias gimimo metines surengėme nuostabų mikrologus koncertą. Čia tai buvo labai nuostabi patirtis šioje salėje, kurią atsiminame su dideliu emocija. Ir mūsų veikla šiame dvišaliame kultūros metų projekte tuo nesibaigia. Ir dėkoju visai komandai, kuri bendradarbiauja, ir pamatysite dar daugiau didelių svarbių renginių ir malonių staigmenų, tikiuosi, čia Lietuvoje. Ir nemažai pamatysite Lietuvos Italijoje. Ačiū Jums. Un
un sentito ringraziamento alla Sua Eccellenza Ambasciatore d'Italia in Lituania. Gerbiama ambasadorė, jos ekscelencija Dalia Kreivienė, kuri yra ne vieno mūsų bendro projekto iniciatorė ir tikrai mūsų laukia dar naujų daug įvykių. Prašau, gerbiama ekscelencija, jūsų ekscelencija, prašau. Gerbiama ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, gerbiami Seimo vyriausybės nariai, gerbiamas Italijos parlamento kultūros komiteto pirmininkė Federico Molicone, ekscelencija ambasadorių Emanuele Dumegre, asociacijos Metamorfozė atstovai, gerbiamas Valdovų rūmų muziejaus generalinį direktorių Vydai Dolinskai, ekscelencijos, kultūros institucijų vadovai ir atstovai, mieli menininkai, svečiai. Džiaugiuosi galėdama būti šį vakarą kartu su jumis. Tokia išskirtinė proga. Pirmą kartą Lietuvoje pristatant vieno garsiausių Italijos baroko meistrų kūrybą. Iš tiesų nuostabu, kad Lietuvos meno mylėtojai turės galimybę išvysti paveikslą Marijos Magdalietės ekstazė ir susipažinti su Karavadžio meniniu palikimu bei jo įtaka italų dailei. Tai ne tik išskirtinis kultūrinis įvykis, bet ir prasmingas Lietuvos ir Italijos kultūrinių ryšių stiprinimo simbolis. Lietuvos ambasada Italijoje iš tiesų ypatingą dėmesį skiria kultūriniai diplomatijai ir Lietuvos kultūros pristatymui šioje šalyje, kur aš reziduoju. Kartu su Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros institutu sėkmingai įgyvendiname jau beveik metus trunkančią Lietuvos kultūros pristatymo Italijoje programą Kultūra Lituana in Italija. Programą, kurią pradėjome 2025 m. rudenį iškilmingų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybai skirtų koncertų Italijos prezidento rūmuose ir kuri iki šių metų rudens per svarbiausias Italijos kultūros institucijas, festivalius ir meno renginius visapusiškai pristato šiuolaikinę Lietuvos kultūrą, stiprina jau esamas partnerystės, atveria naujas bendradarbiavimo galimybės ir žinoma plėtoja ilgalaikius kultūros institucijų ir organizacijų ryšius. Tvirtai tikiu, kad kultūra yra vienas svarbiausių moralinių visuomenės ramsčių, padedantis išsaugoti mūsų tapatybę, puoselėti atvirumą ir stiprinti tarpusavio supratimą. Todėl kultūrinė diplomatija iš tiesų yra kur kas daug daugiau nei menas ir kultūros renginiai. Tai pasitikėjimą tarp valstybių kurianti vertybinė erdvė, kurioje gimsta ilgalaikės partnerystės, stiprėja žmonių tarpusavio ryšiai ir formuojamas gilesnis mūsų šalių pažinimas. Kiekvienas kultūrinis projektas, kiekviena paroda, koncertas ar bendradarbiavimo iniciatyva yra svarbus indėlis į Lietuvos ir Italijos ryšių stiprinimą bei mūsų šalis jungiančio dialogo plėtrą. Todėl ypač džiugu šiandien matyti dar vieną puikų tokio bendradarbiavimo rezultatą, parodą, kuri leis Lietuvos meno mylėtojams grožėtis išskirtiniais Italijos meno kūriniais. Savo ruožtu noriu nuoširdžiai padėkoti Italijos parlamento kultūros komiteto pirmininkui Federico Molicone, tikram Lietuvos draugui, už jo dėmesį mūsų šaliai, nuoseklų darbą ir reikšmingą indėlį stiprinant Lietuvos ir Italijos kultūrinį dialogą. Jo parama ir asmeninis įsitraukimas prisideda prie Lietuvos ir Italijos kultūrinio dialogo stiprinimo, dvišalių santykių plačiaja prasme plėtros ir naujų bendradarbiavimo iniciatyvų įgyvendinimo. Taip pat ypatingai dėkoju Valdovų rūmų muziejui, generaliniam direktoriui Vydui Dolinskui ir visai muziejaus komandai už profesionalumą, atsidavimą ir galimybę Lietuvos visuomeniai patirti šį iš tiesų išskirtinį kultūrinį įvykį. Taigi linkiu, kad ši paroda, kuri
šiandien pristatoma Valdovų rūmuose, po to bus toliau tęs savo pristatymą kitose Lietuvos muziejuose, įkvėptų naujiems atradimams, skatintų dialogą tarp mūsų kultūrų ir dar labiau stiprintų Lietuvos ir Italijos draugystę. Ačiū labai ir gražaus vakaro. Nuoširdi padėka už sveikinimo žodžius ir kultūrinės diplomatijos turinio atverimą mums. Na, o dabar pats metas į sceną pakviesti vienos pirmaujančių organizacijų, rengiančių meno parodas bei kultūros renginius Italijoje ir visame pasaulyje, Kultūros asociacijos Metamorfozė Eventi prezidentą, šios organizacijos kūrėją, politiką, rašytoją Pietro Foleną. Prašau. Labas vakaras. Pirmiausia, norėčiau prisipažinti. Jau daugiau nei 20 metų mes po visą pasaulį vežiojame Italijos šedevrus, tačiau esu tik pirmą kartą Vilniuje, Lietuvoje ir matau būtent pirmą kartą, kad premjerė, šalies premjerė didžiulį susidomėjimą ir aistrą Italijos meno ir meno apskritai, bei dialogui, kuris plėtojamas kultūros pagalba. Ir jūsų šalis turi labai senovinės kultūrinės tradicijas ir tiek susipynusias taip pat ir su mūsų kultūrinė tradicija. Taigi sveikinu ir dėkoju taip pat kultūros komiteto pirmininkui ir draugui Federikui Molikone, kuris labai suvaidino svarbų vaidmenį padėdamas ir mūsų darbui, taip pat neįtikėtinam Italijos ambasadoriui, nenuilstamam veikėjui ir per kelias savaitės, kaip pasakykim tiesą, mes sugebėjo sukurti nuostabias sąlygas, bendradarbiaudamas su muziejumi, su šiuo muziejumi, su Nacionaliniu dailės muziejumi. Taigi sukurti tokį tikrai ypatingą įvykį. Taip pat dėkoju Italijos kultūros institutui ir norėčiau taip pat pasakyti, kad užvakar pirmadienį atkeliavo ta dėžė, ta pakuotė buvo atvežta sunkvežimų iš Helsinkio, nes negalėjo būti gabenama lėktuvu dėl įvairių priežasčių. Taigi mes visi truputėlį jautėm didelę įtampą ir kaip galiausiai atidarėme tą dėžę toje vietoje, kurią dabar netrukus pamatysite, mes patyrėme labai gilų susijaudinimą, labai tarsi šviesa pasklido Karavadžio paliesta tos baltiškosios šviesos, Baltijos šviesa skiriasi nuo Viduržemio jūros, suprantama. Taigi šią progą aš galėjau pamatyti taip pat ir labai aukštą, didžiulį profesionalumą visų darbuotojų. Tikrai čia nėra paprastas komplimentas, tikrai mačiau restauratorės, personalą, vadovus. Retai mačiau tokius gabius ir tokius profesionalius kaip šiame muziejuje, jūsų muziejuje. Jūs tikrai turite labai didelius talentus šioje srityje ir jų galima net pavydėti. Taigi labai didelis ačiū šio muziejaus direktoriui, taip pat didžiai Daivai, kuri iš tiesų yra mokslininkė, labai aistringa tyrėja Karavadžio, ir visiems kitiems, kurie sudarė galimybės įvykti šiai parodai. Tai viena Federico Molikone minėjo, kad neseniai buvo atrastas šis šedevras 2014-aisiais, kai Mina Gregori, kai Roberto Longhi mokinė, o Roberto Longhi su jo vardu susijęs naujas Karavadžio atradimas
20 amžiuje. Taigi, kai šis kūrinys buvo restauruotas, nuvalytas apnašų sluoksnis ir nuvalius tą apnašų sluoksnį pagaliausiai atsiskleidė šis šedevras, kurio taip visi ieškojome. Tai yra neįtikėtinas kūrinys teigiamo ekstazės, kančios ir labai gilių išgyvenimų, kurie spinduliuoja iš Marijos Magdalenos pavydalo. Tai ir dvasiški, ir kartu žemiški jausmai ir išgyvenimai, tiek dvasiški, tiek ir fiziniai. Tai šviesos revoliucija, kurią įvykdė Karavadžo, iš tiesų atvėrė visai naują laiką, naują epochą. Jo sekėjai 17, 18, 19 amžiuje jų buvo labai daug, bet paskui jis buvo truputėlį pamirštas ir buvo laikomas net renesanso paskutinių dailininkų, ne vienu net iš ne pačių geriausių, bet dėka Roberto Rongi ir taip pat 1952 metų paroda Milane vėl atvėrė Mikelandželo svarbą, kad tai nėra paskutinis renesanso dailininkas, tai yra pradininkas. Tai yra modernios šiuolaikinės tapybos pradininkas. Iš renesanso jis atkeliauja, tačiau per šviesą, per įtaigumą vaizduojamų personažų. Tai buvo tiesiog žmonės, kuriuos jisai matydavo gatvėse ir tokie modeliai sukeldavo didelį skandalą tais laikais. Tačiau tai iš tiesų galime šiandien didžiuotis tokia galinga šio meno jėga Marijos Magdalietės paveikumu ir galėdami pristatyti šį paveikslą čia muziejuje. Nuoširdus ačiū už tokį įkvepiantį sveikinimo žodį ir pasidalinimą įspūdžiais, kokia įtampa lydėjo šios parodos surengimą. Iš tiesų, manau, visi jau pajutome tos šviesos revoliucijos reikšmę, kurią netrukus pamatysime įstabioje šedevro parodoje. Na, o dabar sveikinimo žodžiui maloniai kviečiu Valdovų rūmų muziejaus generalinį direktorių daktarą Vydą Dolinską. Labas vakaras, ekscelencijos, mėly svečiai, Ešelencė, cari amici italiani. Ačiū labai visiems susirinkusiems. Gerbiama ministrė pirmininkė, ačiū Jums už išskirtinį dėmesį. Jūsų dalyvavimas pakelia mūsų renginio statusą į diplomatinės ir politinės ir kultūrinės aukštumas. Ačiū Italijos parlamento kultūros komisijos pirmininkui Federico Molicone, kuris prisideda prie to pakelimo į aukštumą šio renginio. Ir labai ačiū Jums, ponė prezidentė, kad Jūs ne tik mylite Lietuvą, bet ir labai daug prisidėjote prie tos iniciatyvos, kad šitas paveikslas atkeliautų pas mus. Ačiū Jums labai. Tikimės, kad tai ne paskutinė Jūsų iniciatyva. Patys didžiausi sveikinimai ir padėkos, aišku, yra skirtos pirmiausiai mūsų mielam bičiuliui Italijos ambasadoriui Lietuvoje Emanueliui de Maigret. Geresnio ambasadoriaus Lietuva negalėjo tikėtis. Na ir aišku, mums labai malonu, kad su mumis yra retesnė viešnia šiandien Lietuvoje, tai yra Lietuvos ambasadorė Italijoje, filmo La Grazia, viena iš veikėjų, Dalia Kairė. Tai va, su miela Dalia mes čia ne paskutinį turbūt projektą dar ir šiemet realizuojam, tai dar bus kuom pasidžiaugti ir ateityje. Taip pat norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti visai Valdovų rūmų muziejaus komandai, kuri tikrai labai sutelktai dirbo, ypač kada visą savaitę laukiam to paveikslo atkeliavimo ir kiekvieną valandą turim būti pasiruošę jį priimti. Ačiū ambasadoriui, kad jisai tikrai daug prisidėjo, kad suomiai, kurie neapskaičiavo dėžės dydžio ir apsiėmė jį atvežti, buvo išgelbėti ir paveikslas atsidūrė Vilniuje iš tikrųjų.
Tai dėkojame ir mūsų partneriui Nacionaliniam Lietuvos dailės muziejui, pas kurį šitas paveikslas svečiuosis vėliau. Na ir aišku, profesoriai Irenai Vaišvilaitei ir Daivai Mitrulevičiūtei, kurios yra šios parodos turinio dvasinės mūsų globėjos. Tikrai labai džiaugiamės, kad baroko genijaus, turbūt vieno įtakingiausio dailininko per visą istoriją, kurio kūryba pasižymė ypatingų realizmų, dramatizmų, emocija, šviesa, šviesos ir tamsos žaismų, kad atkeliavo čia į Valdovų rūmus. Į vietą, kur trūko to paveikslo. Nes, kaip turbūt Daiva dar mums papasakos, turime daug karavadžistų, turime netgi Karavadžo mokytojo paveikslą, turime Karavadžo priešo paveikslą, bet neturėjome Karavadžo paveikslą. Tai bent jau mėnesį turėsim Karavadžo paveikslą. Ir jisai yra geram kontekste. Tuom tikrai labai džiaugiamės. Tai yra vieno šedevro tarptautinė paroda. Tokio tipo parodos pasaulyje yra pakankamai dažnos. Ir mes tokias parodas praktikuojam nuo pat mūsų beveik įsteigimo, nuo atidarimo, nuo 2013 metų. Ir pirmas toks šedevras, kuris buvo atkeliavęs vienas šedevras pas mus į muziejų, tai buvo iš Sankt Peterburgo Ermitažo, kada dar turėjom gerus santykius. Ir tai buvo Žygimanto Senojo skrynutė, 16 amžiaus pradžios skrynutė, papuošta 400 brangenybių. Ir tai buvo tik futliaras mūsų valdovų brangenybėms saugoti. Na, toliau buvo Botičelis, Belinis, Ticianas. O su mūsų mielu bičiuliu, kuriam nuoširdžiausiai dėkojame, tai asociacijos Metamorfozė prezidentui Pietro Folena už šito paveikslo atkeliavimą. Labai tikimės, kad ir tai, ko dar mums trūksta, tai yra Rafaelio, Leonardo ir Michelangelo, taip pat mus pasieks. Kol kas neišduosiu kas, bet Liepos pradžioje mūsų visų laukia dar porą sensacijų. Šį kartą nesusijusių su Italija tiesiogiai, bet tam tikrą prasme turinčių ir tam tikrą ryšį su Italija. O Lietuvoje Italija nuo Renesanso bent jau laikų yra širdžiai mieliausia šalis, nebejotinai. Net nelabai didelis lietuvių ir lietuvių dinastijos Jogailaičių amžininkas, Lenkų kronikininkas Jonas Dlugošas vis tik sutiko, kad lietuviai greičiausiai yra kilę iš romėnų. Tai yra mūsų bendra kilmė, mūsų bendras europietiškas paveldas, mūsų bendros vertybės, nors mus skiria 1000 kilometrų, bet mes Romoje jaučiamės kaip namie. Tikimės, kad ir jūs jaučiatės Vilniuje kaip Šiaurės Romoje irgi kaip namie. Tai ačiū Jums labai, o visiems susirinkusiems linkiu patirti neišdildomą emocinį smūgį, susitikus su Marijos Magdalietės paveikslu. Kaip profesorė Irena Vaišvilaitė sakė, kaip nesunku atpažinti Karavadžą. Jeigu pereina šiurpuliukai per odą, vadinasi tai Karavadžą. Tai ačiū profesorė irgi už šitą pastabą. Tai ačiū visiems ir linkiu gražaus vakaro. Ačiū Jums. Dėkuoju Valdovų rūmų muziejaus vadovui daktarui Vydui Dolinskui. Na, iš tiesų, mums dar šio to trūksta, bet apie tai, kas dar bus, dar sužinosime ir tikėkime, kad tos mūsų viltys įsipildys. O šiandien iš tiesų be galo malonu, kad kartu su mumis yra ir baroko dailės tyrinėtoja profesorė Irena Vaišvilaitė. Tad žodis profesoriai, jos įžvalgom apie Karavadžą ir baroką. Prašau, profesorė. Labas vakaras, buonasera. Egregi signori e signore, mėly svečiai, mėly vyriausybės atstovai. Norėtųsi kalbėti itališkai. Bet todėl, kad du
labai iškilus Italijos kultūros pačia plačiausia prasme atstovai jau pristatė ir paveikslą, ir patį dailininką. Man būtų labai sunku rungtyniauti su prezidentė Morricone, aprašant paveikslą, kurį jūs visi laukiat pamatyti. Ir taip pat ir metamorfozė vadovo kalbėjimas apie Karavadžio jau buvo labai įkvepiantis. Todėl savo labai trumpą pasisakymą, nes aš manau, kad visi nori pamatyti, dėl ko čia susirinko, aš paprasčiausiai sudėsiu kelis akcentus ir baigsiu taip pat asmeniniu liudijimu. Michelangelo Merisi da Caravaggio yra Michelangelo Merisi. Kaip ne vienas italų dailininkas, jis dažniau žinomas pagal vietą, iš kurio kilusi jo šeima, vietovė Caravaggio. Dailininkas gyvenęs labai trumpai gyvenęs 16-17 amžiaus sandūroje, gimęs šiaurietis. Kaip dailininkas atsiradęs Romoje, kur tikrai ieško išgyvenimų. Atsineša jau ir dailininko įgūdžius ir atsineša šiaurietišką, kuris keisis Romoje jautrumą šviesai. Ir galvoti apie šiaurietišką šviesą, žinoma, galima galvoti net apie šiaurėje dirbusi Milane, kur Michelangelo Merisi ir mokėsi, Leonardo da Vinci, kurį labai domino šviesa. Galima galvoti apie venecijiečius, kiek Caravaggio jų matė nelabai, bet šiaurėje, o mes esam dar labiau šiaurė, tai mes žinom, ką reiškia šviesa. Mes esam labai jautrus šviesai. Ir Caravaggio tą jautrumą turi, bet jis jį ir transformuoja. Jis jį transformuoja, atsiradęs Romoje. Laikas, kai Caravaggio atsiranda Romoje, tai yra laikas, kai 16 amžiaus viduryje, 1527 metais, suniokota Renesanso sostinė stojasi ant kojų. Popiežiai, jau naujieji kontrreformos popiežiai, atstatinėja, perstatinėja Romą ir kelia ją į naują lygį. Į tai, kas 18 amžiuje bus absoliučiai neginčijama Europos kultūros sostinė, kurią dėja sužlugdys Napoleonas. Bet iki to dar yra laiko. Ir aš vis tik tai vadinsiu į Caravaggio, jis atvyksta į Romą ir atvyksta jau su giliu įsitikinimu, kad su savo meninio potencialo, su savęs kaip menininko stipriu supratimu. Bet kalbant apie Caravaggio, reikia turėti omeny, kad be šviesos, mes daug ir nežinom jo apie jo šeimą ir visą kitą, jis vis tik tai atsiveža, jis turi labai sudėtingą būdą, labai aršų temperamentą, labai smurtingą reagavimo būdą, kas jam be abejonės brangiai ir kainuos kitiems, kurie su juo susidurs, nes šiaip jau trumpai, sakysim, tokia sakymu, jis buvo labai gerai žinomas teisėsaugos organams Romoje. Ir tikrai kronika jo konfliktų pačių įvairiausių. Jo savivertė buvo be galo stipri. Jis pradėjęs dirbti ir tikrai jam reikėjo gyventi ir uždirbti pas to meto labai stambią figūrą, kavalierę d'Arpino. Galų gale išeina ir pasako, kur jam reikėjo tapyti vaisius ir dar kažką, jis visiškai nesijaučia savo vietų. Jis sugeba prieš plauką labai užkabinti įtakingus dailininkus Romai ir prisidirba savo priešų. Bet tai irgi yra Roma, kur, pavyzdžiui, Šipionė Borgesė, popiežiaus sūnėnas, gali sau leisti nukabinti Rafaelio paveikslą nuo kapo, todėl, kad jam reikia originalų, o ten palikti užsakytą kopiją. Kur yra elitas,
be galo vertinantis meną, vertinantis dailininkų sugebėjimus. Ir Karavadžio gyvendavo šitoj įtampoj su visu savo sudėtingumu, smurtingumu ir su savo meninė kūryba, apie kurią truputį pasakysiu, ir tokiu būdu yra globojamas, užstojamas. Jam labai greitai pradedami užsakyti darbai ir kiekvienas darbas yra įvykis, dažnai ir skandalas. Mes galim kalbėti apie Karavadžio kaip apie dailininką ir galbūt tai, kas ateina, kas yra jo prigimtyje. Vis tik tai Roma, kurioje jis atsiduria, yra ir didžiojo šventojo Filipo Neri Roma ir Filipo Nerio religingumo, kurį jis atneša į miestą nualintą korumpuotų popiežių. Iki tol su labai sudėtinga religinė patirtim, sakysim, tokio religinio ir politinio cinizmo galbūt. Ir atneša tikėjimo atgaivinimą. Bet tikėjimo, kuris yra toks, kad tikėjimas tai nėra gražiai atrodantis, sočiai gyvenantis ir gražiai, sakant, žmonės. Jėzus atėjo pas muitininkus ir prostitutes. Ir jis kalbėjo tiems žmonėms, kuriems labiausiai reikėjo meilės, gailestingumo, pasitikėjimo ir jų vertės pripažinimo. Kartu tie žmonės nebuvo angelai, greičiau atvirkščiai. Ir būtent apie tai Karavadžio ir kalba, kai jis liaujasi tapyti vaisius ir dailiai atrodančius berniukus. Kokia buvo jo karjeros Romo pradžia. Paveikslas, kurį matysit, yra labai jau vėlyvas Karavadžio, faktiškai jo paskutinio gyvenimo metų kūrinys. Ir kuris ir kalba apie tai, apie ką Karavadžio, apie ką yra jo tapyba. Žmogus yra mėsa, grubi, neprausta gali būti, neišlavinta, bet ir gali būti, sakant, ir labai blogas, bet jame yra dvasia ir ta dvasia prabunda. Tai pavyzdžiui, tai, ką mes matysim kitame muziejuje, nacionaliniam muziejui atsivežama garsią Karavadžio kopiją Jėzaus suėmimas, apie kurią sukasi ir dabar dar labai daug įvairiausių reikalų. Tai ten Karavadžio yra tas stebėtojas, kuriame kažkas atbunda, kai jis mato suimamą Jėzų, išduodamą ir suimamą. Ir taip kiekvienas, vėlgi, religinis menas turi savo ikonografinę kalbą, nusistovėjusius kanonus. Karavadžio kuria savo ikonografiją kiekvienam įvykiui. Jo ikonografijoje labai daug kinematografijos, sustabdyto, įtempto veiksmo, vykstančio vienu metu kelių veiksmų. Bet aš kalbu tiems, kurie jau tikrai matė ne vieną Karavadžio paveikslą, kurie kai kas ir knygas rašo. Ir matė parodas, žino, ko tikėtis. Būtų galima dar daugiau kalbėti, bet šituo atveju aš tada jau pateiksiu savo liudijimą. Man yra didžiulė garbė ir kartu beveik netikėtinas dalykas stovėti čia ir kalbėti apie Karavadžio. Žmonėms, kurie atėjo jį pasižiūrėti savo namuose. 1978 metais aš atvažiavau į Vilnių. Aš esu gimus kaime, Šiaurės Lietuvoje. Baigiau vidurinę mokyklą Panevėžy, išvažiavau studijuoti dailės istorijos į Maskvą, į Maskvos valstybinį universitetą. Išvažiavau todėl, kad norėjau studijuoti Europos dailės istoriją. Vilniuje to padaryti buvo neįmanoma. Todėl, kad tik tai Maskvoje ir Leningrade buvo galima studijuoti Europos dailės istoriją, specializuojantis. Čia buvo galima išklausyti kursus, kurias skaitė žmonės, kurie nebuvo Europos dailės istorijos specialistai. Dar daugiau. Buvo labai aiškus skirtumas, taip kaip visoje, sakant, buvo rusų dailė ir Europos dailė, buvo Lietuvos dailė ir Europos dailė. Nesusiliečiančios. Po 5 metų, aš įstojau 73, aš gavau darbą dėstyti dailės institute
Man buvo siūlyma pasilikti Maskvoje, rašyti daktaro darbą, bet aš labai norėjau dėstyti. Ir atvažiavau su specializacija jau. Parašiusi pirmą darbą apie baroko pradžią Romoje. Ir kai atvažiavau į Vilnių, supratau, kad čia nebus jokios Italijos. Todėl, kad jos paprasčiausiai negalėjo būti. Bibliotekoje nebuvo nieko, specializacijos nebuvo, galimybės išvažiuoti nebuvo. Jeigu tu norėjai dirbti su italų menu, tu turėjai dirbti ir gyventi Maskvoje arba Leningrade, dirbti Puškino muziejui arba Ermitaže. Tai va. Ir čia mes esam. Tai aš norėčiau jau kaip istorikė ir kaip dirbusi ir politikoje pasakyti, kas iš tikrųjų dabar čia vyksta. Ir pasakyti brangiems kolegoms italams, jūs baigėte posovietinę Lietuvos dekolonizaciją. Todėl, kad Karavadžio yra ne tik italų dailininkas. Karavadžio dabar yra pasaulinė populiari žvaigždė, aukščiausias žvaigždynas. Ir tai, kad yra muziejus, kuris gali priimti tokį darbą. Yra institucijos, kuris tą darbą atveža. Tai įmanoma tik tai dėl to, kad mes esame Europa. Ja. Ir už tą labai ačiū. Nuoširdžiai ačiū gerbiama profesorė Irena Vaišvilaitė už tokį kultūrologinį žvilgsnį į mūsų praeitį ir į mūsų dabartį. Ačiū už jūsų asmeninį liudijimą ir mūsų kismo įvardinimą. Iš tiesų galime didžiuotis, kad šiandien šiuose rūmuose atidaroma paroda skirta Karavadžo šedevrui. Na, o pristatyti parodos idėją maloniai kviečiu parodos kuratorę, kuri įdėjo visą širdį ruošdama šią parodą, rengdama jos leidinį ir iš tiesų gali be galo daug pasakoti apie karavadžistus Valdovų rūmuose. Tai Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė Daiva Mitrovičiūtė. Be galo malonu girdėti, kad šiandien yra didžioji Daiva. Prašau, Daiva. Garbūs svečiai iš Lietuvos ir iš Italijos, jūsų ekscelencijos ambasadoriai, mielos ponios, gerbiami ponai. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti visoms institucijoms ir visiems asmenims, kurie prisidėjo, kad šis nuostabus Karavadžio paveikslas pasiektų Lietuvą. Apie garsųjį tapytoją jau buvo kalbėta, apie paveikslą taip pat buvo kalbėta. Todėl man belieka pristatyti dar vieną aspektą, kuris buvo labai trumpai paliestas. Tai yra Karavadžio sekėjų arba draugų ir nedraugų kūriniai Valdovų rūmų muziejuje. Kai Karavadžas atvyko iš šiaurės į Romą, jisai trumpai padirbo dviejose dirbtuvėse, vieno siciliečių dailininko ir taip pat Antiveduta gramatikos. Na ir po to jisai apie 8 mėnesius dirbo jau minėtų Giuseppės Cezario dirbtuvėje. Būtent tas dailininkas jam pavedė tapyti vaisius ir tokius antraeilius dalykus. Būtent šio, galima sakyti, dailininko dėka susiklosti tokia situacija, kad dailininkas Giuseppe Cezaris atsisakė tiesiog dėl įvairių aplinkybių išpildyti užsakymą Kontarelį koplyčioje, Švento Liudviko bažnyčioje Romoje ir tas užsakymas atiteko Karavadžiui. Kai Karavadžas nutapė 2 savo darbus, Švento Mato pašaukimas ir Švento Mato kankinystė,
tai buvo 16 amžiaus paskutiniai metai. Tie kūriniai susilaukė sėkmės, tokios dvigubos sėkmės, sukėlė ir skandalą, ir kartu sulaukė susižavėjimo. Na ir tuo metu ir baigėsi bendravimas Karavadžio su Giuseppe Cezariu, nes sakoma, kad Giuseppe Cezaris tiesiog nusisuko nuo Karavadžio, manoma, kad jam galbūt kilo pavydas dėl jo buvusio darbuotojo sėkmės ir taip pat dėl to, kad jautė galbūt, kad užsakovai, kurie taip noriai užsakydavo paveikslus pas tuo metu populiarius Romos manieristus, dabar atras naują dailininką, kuriam skirs savo dėmesį. Mes būtent Giuseppe Cezario darbą, vieną kūrinį turime daktaro Prano Kiznio galerijos pirmojoje salėje. Ir yra įdomu, kad Giuseppe Cezaris po to ir kenkė įvairiai, nors Karavadžas ir toliau jį vertino. Ir yra žinoma, kad būtent Karavadžio darbai pirmieji, kurie buvo nutapyti jam dirbant dirbtuvėje, buvo Giuseppe Cezario asmeniniai kolekcijų ir vėliau tik tai pateko į kitas svarbesnės kolekcijas. Tai vienas toks dailininkas, kurį galime pasakyti tiesiogiai pažinojęs Karavadžą, tačiau santykiai nebuvo patys geriausi. Dar sudėtingesni santykiai buvo Karavadžio su kitu dailininku, kurio mes darbą pristatome Prano Kiznio galerijos antrojoje menėje, tai Giovanni Baglione. Giovanni Baglione buvo vienas pirmųjų karavadžistų Romoje. Po tų mano minėtų darbų jisai susižavėjo Karavadžio kūrybą ir bandė juos sekti. Tačiau Karavadžas, kaip jau žinome ir girdėjome, buvo sudėtingo charakterio žmogus ir jam nepatiko būti imituojamam, sekamam. Ir jis pradėjo šaipytis iš Giovanni Baglionės. Visa ši istorija baigėsi teismu, Karavadžas kelias savaitės kalėjo, na, o galiausiai Giovannis Baglionis nusisuko, kaip įvardijo, nuo karavadžizmo, kūrė savo manierą, o gyvenimo pabaigoje 1642 metais publikavo Romoje kūrusių dailininkų bibliografijų tokį rinkinį ir labai neigiamai atsiliepė apie Karavadžą. Ir kadangi tuo veikalu rėmėsi daugybė dailės istorikų ir vėlesnių tyrinėjusių būtent 17 amžių, Baglionės tas asmeninis kerštas atsiliepė dar sustiprinant neigiamą Karavadžio reputaciją. Mes turime Giovanni Baglionės jau truputį vėlesnio laikotarpio darbą, bet jaunystėje jisai buvo tiesioginis sekėjas. Šiaip Karavadžiui dar gyvam esant atsiranda sekėjų Romoje, vėliau atsiranda Neapoly ir dar tokia, galima sakyti, gausi banga karavadžistų sekė po Karavadžio mirties. Iš tų dailininkų, kurie galėjo pažinoti Karavadžą asmeniškai, manyčiau, galima įvardinti Filipą Vitalę, tai yra dailininkas, kuris kūrė Neapolyje tuo metu, galima sakyti, pradėjo savo kūrybinę veiklą tuo metu, kai ten pirmą kartą atvyko Karavadžas 1606-1607 metais lankėsi. Na ir šio dailininko Filipo Vitalės mes turime kūrinį Jokūbo palaiminimas ir šitas dailininkas visą gyvenimą nuosekliai laikėsi, stengėsi atkartoti Karavadžio manierą ir jį tikrai galima įvardinti karavadžistų. Tarp karavadžistų, kurių kūrinių mes turime rūmuose, galima įvardinti ir Leonello Spada. Tai dailininkas, kuris kūrė Romoje, kūrė šiek tiek ir Maltoje ir centrinėje Italijoje, tačiau jis galbūt nepažino asmeniškai Karavadžio, jis atvyko į Romą, kai Karavadžas jau buvo išvykęs ir vėliau atvyko į Maltą, kai Karavadžas jau manoma irgi buvo išvykęs. Tačiau iki pat gyvenimo pabaigos jisai tapė taip pat darbus, kuriuose akivaizdi Karavadžio įtaka. Prie karavadžistų nebejotinai galima priskirti Matija Preti, dailininką, kurio kūrinį Kristus alyvų sode turime mūsų
Prano Kisnio galerijoje. Taip pat turime Enrico Van Sommer kūrinį, kuris buvo flamandų dailininkas, karavadžistas Neapolyje. Turime ir kitų dailininkų darbų, kurie vienu ar kitu metu savo kūryboje sekė garsiuoju Karavadžio meistru. Taigi Karavadžio dvasia, jo palikimą galima šiek tiek pažinti ir mūsų muziejaus ekspozicijoje. Na ir mes mūsų parengdame buklete, o taip pat parodoje pateikiamoje informacijoje taip pat pateikėme tokius pačius reikšmingiausius faktus, o kas norės giliau pažinti, kviečiame į specializuotas ekskursijas. Dar kartą visiems ačiū. Nuoširdžiai ačiū parodos kuratoriai Daivai Mitrulevičiūtei. Na, o dabar pats metas padėkoti visiems prisidėjusiems prie šios parodos surengimo. Tad dar kartą nuoširdi padėka parodos iniciatoriams ir organizatoriams, Italijos ambasadai, Italijos kultūros institutui Vilniuje, Kultūros asociacijai Metamorfozė Eventi ir Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui bei generaliniam šio muziejaus direktoriui daktarui Arūnui Gelūnui. Po Valdovų rūmuose praleisto mėnesio Karavadžo drobė iškeliaus į dailės muziejaus erdves. Ypatinga padėka parodos kuratoriams. Dar kartą tikrai nuoširdžiai ačiū daktarui Vydui Dolinskui, Daivai Mitrulevičiūtei, koordinatoriams Daliui Avižiniui, Ignui Račickui, Mariui Uzorkai, Mantvidui Mieliauskui, parodos redaktoriai Liudai Skripkieniai. Už parodos meninį apipavidalinimą ypatinga padėka Jūratei Šatūniai, Aurimui Rameliui, Kęstučiui Karlai, Sauliui Marteckui. Už informacijos apie parodą sklaidą nuoširdo ačiū tariame Monikai Petrulieniai, Augustai Gočelkytei, Mindaugui Podokui ir Deimantei Šuliauskaitei. Valdovų rūmų muziejaus vardu taip pat dėkojame informaciniams rėmėjams, nacionaliniam transliuotojui LRT, dienraščiui Lietuvos rytas, savaitraščiui Savaitė, tinklapiui Rytas LT, reklamos įmonei GC Deco, žurnalui Legendos. Na, žinoma, ir pati nuoširdžiausia padėka jums visiems šį vakarą esantiems kartu. Puikių jums įspūdžių baroko dvasios ir mistikos parodoje ir iki kitų mielų susitikimų Valdovų rūmuose. Nuoširdžiai dėkoju.